Labadiena. Apžvelgsime gyventojų pajamų mokesčio naujienas nuo 2026 sausio 1 dienos. Tai iki šiol gyventojų pajamų mokestis buvo progresinis, tačiau buvo taikomas tik su darbo santykiais susijusioms pajamoms. Tai yra progresinis, tai mažiausias jo tarifas yra 20%, po to 25 ir 32. Iki 26 metais buvo taikomas tik su darbo santykiais susijusiom pajamom, o nuo sausio 1 2026 metų bus taikomas sekančioms pajamoms. Tai yra su darbo santykiais susijusios pajamos, žinoma, individualios veiklos pajamos, metinės pajamos ne iš darbo santykių, kurios viršys 12 VDU. Prie šio punkto sustosiu plačiau, kadangi čia reikia paaiškinti, iki 12 VDU, tai yra eurais iki 27 000 su viršum, bus taikoma 15% tarifas, o tas, kas viršys, jau bus taikomas progresinis tarifas. Tai sekančiai dalis 20%, 25% ir 32%. Į šią kategoriją patenka tokios pajamos kaip mažųjų bendrijų pagal civilinę sutartį išmokėtos pajamos, kilnojamo turto pardavimas, kuris viršėjo 2,5 tūkstančio per metus. Tada nekilnojamo turto pardavimas, kai jis neišlaikytas 5 metus pagal įstatymą arba kai nėra pagrindinis būstas. Tada turto nuomos pajamos, gautas paveldėjimas, nebent jis neapmokestinamas, tada nepatenka čia. Dovanos, taip pat nebent jos neapmokestinamas, tada nepatenka. Indėlių palūkanos ir kitos visos pajamos, kurios nesusijusios su darbo užmokesčiu. Visos jos patenka po šio punktų. Tada toliau pajamos iš verslo liudijimo, kurios viršė 50 000 eurų, už atliekų pardavimą, tantiemos, atlikai už veiklą stebėtojų taryboje ir kitos panašios pajamos. Visos jos patenka į progresinį skaičiavimą. Kaip vyksta progresinis skaičiavimas, tai iki 20% tarifo apmokestinamas 36 VDU suma, nuo 36 iki 60 VDU apmokestinama jau 25% GPM tarifo ir nuo 60 VDU 32% VDU. Visus aktualius skaičius rasite video komentare, kad galėtumėt savo pasiskaičiuoti konkrečiau. Toliau aptarsiu pajamas, kurios nepateks į progresinį skaičiavimą ir bus apmokestinamos 15%. Tai yra pajamos iš paskirstyto pelno arba kitaip dividendai, socialinės išmokos, ligos, motinystės, vaiko priežiūros išmokos, akcijų dalių ir pajo pardavimo pajamos, jeigu buvo išlaikytos 5 metus, iš investicinės sąskaitos išmokėtos lėšos, kurios neviršijo įnašo, gyvybės draudimo išmokos, kai pasibaigia draudimas arba nutraukiamas, pensijų išmokos, tada ir neapmokestinamos visos pajamos, tai tokios, kai turto pardavimas, pavyzdžiui, kai jis išlaikytas 5 metus, tada dovanos iki 2500 per metus, ne iš artimųjų, kilnojamo turto pardavimas iki 2500 per metus, automobilio pardavimas, kai išlaikytas 3 metus ir kitos visos neapmokestinamos pajamos, jos nepatenka į progresinę. Kad dar svarbu žinoti įmonėms ir jų darbuotojams, tai kad progresinio gyventojų pajamų mokesčio tarifas bus taikomas buhalterijai nuo mažiausia, tai yra 20%, ir jeigu žmogus nori, kad jam būtų taikomas iš karto didesnis, 25 arba 32, galbūt žmogus jau mato, kad jo pajamos bus didesnis, kadangi dirba gal keliose įmonėse arba gaus kažkokių pardavimo pajamų, tai gali parašyti prašymą savo įmonės buhalterijai, kad jam būtų taikomas atitinkamas tarifas, kadangi kitu atveju perskaičiavimas įvyks metinėje gyventojų pajamų deklaracijoje metų pabaigoje. Tai yra buhalterija, nes nemato visų duomenų, kokius pajamas žmogus gauna iš kitų įmonių ir nestebi tos ribos, kada jau žmogus viršėjo.
Tai jeigu žmogus nori taikyti didesnį, parašo prašymą, jeigu ne, viską perskaičios Valstybinė mokesčių inspekcija metinėje deklaracijoje ir iki gegužės 1 žmogus arba susimokės, arba nereikės mokėti, jeigu viskas pateko į ribas. Tai tiek apžvalgos apie gyventojų pajamų mokestį nuo 26 metų sausio 1. Visas aktualias sumas ir tarifus rasite video komentare ir sėkmės darbuose.